Laidą pristato nauja Romados parduotuvė Kaune, Taikos prospektas 34A. Skirvytės upėje susitinka žvejų mūšio debiutantai. Stipri Salmo komanda egzaminuoja žvejus mėgėjus iš nedidelio šiaurės Lietuvos miestuko. Kaip išlaikė egzaminą pasvaliečiai, žiūrėkite netrukus. Pirmo pogrupio komandos Salmo Kaunas ir žvejai mėgėjai iš Pasvalio debiutuoja žvejų mūšyje. Kauniečiai kur kas labiau patyrę žvejai, komanda dalyvauja sportinės žūklės lygos varžybose ir pasvaliečiams šį riešutą įkasti bus sudėtinga. Pasvalio komanda tikri mėgėjai. Žvejai, kurie žvejoja savo malonumui. Sąlygos žvejybai šiandien sunkios, srovė, vėjas prieš srovę, bangos. Plūdinę gaudyti bus sunku. Pradedame. Sveiki, šiandien žvejų mūšis Nemuno deltos regioniniam parke prie antros Skirvytės krantinės ir šiandien kaunasi jums dar nematytos komandos, kol kas dar nematytos komandos, tai yra Salmo Kaunas, pasiploja, neplokit, nesvarbu, tai yra Tadas ir Ričardas, ar ne? Taip, ir komanda iš Pasvalio žvejai mėgėjai, tai yra Jaunius ir Audrius. Va, abidvi komandos tikiuosi yra nusiteikusios kovingai, kaip pasvalys. O Salmo ir Salmo nuožmiai prieš tai. Tai tvarkoj, kol kas daugiau aš šiandien neturiu ką pasakyti, gaudysim viską, kas kimba. Va, vyrai, gerai, aš jūsų nebelaikau, tada einam staigiai ruoštis ir pradedam žvejoti. Kadangi esam Nemuno deltos regioniniam parke ir čia nuo balandžio 20 dienos galioja karšių gaudymo draudimas, tai mes sutarėm šitaip, kad jeigu pagaunam karšį, tai mes jį toj pat pasveriam, toj pat paleidžiam, bet jo svorį įskaičiuojame rezultatą, tai yra abiejų komandų, kaip supratau, noras. Traukiam burtus, tai dabar susitarkim, ar žvejai mėgėjai iš Pasvalio, ar Salmo iš Kauno, kas pirmas, kaip nors. Mėgėjam leidžiam. Mėgėjų komandos kapitonas Jaunius, va, verčia galvą į viršų, kad nematytų numerio, imk po vieną. Rodom Jauniau. Trečias sektorius į kamerą. Trečias sektorius. Tai gal darom taip, tada vieną jūs traukiat. O, taip irgi gerai. Ir Salmo vienas sektorius yra pirmas. Į kamerą parodykit, prašom. Pirmas. Taip, dabar vėl traukia žvejai mėgėjai. Ir tai yra ketvirtas. Tai viskas labai gražiai susiklostė, Kaunui liko antras. Tai Kaunas pirmas, antras. Ir Pasvalio žvejai mėgėjai trečias, ketvirtas. Už gražius graikiškus riešutus su sektorių numeriais dėkojame reklamos agentūrai Aveiras iš Kauno. Tikrai originalus sprendimas, gražu ir įsimintina. Komandos ruošiasi ir tuo metu priminsiu, kad balsuodami už komandas numeriu 1671 už žvejų mėgėjus iš Pasvalio rinkite ZM tarpas 03, o už Salmo Kaunas ZM tarpas 05. Viena žinutė 10 gramų į sietelį. Pasiruošimas procesas netrumpas. Kol komandos ruošiasi, dar kartą priminsiu apie gegužės 15 dieną vykstančią akciją Žvejoji nešiukšlink. Dienotvarkė tokia. 7 ryto renkamės prie antros Skirvytės krantinės, būtent čia, kur esame dabar. Nuo 8 iki 11 valandos šiukšlių rinkimas, paskui pasieniečių košė. Žvejybos varžybos prasideda 13 valandą ir truks iki 17 valandos. Po to apdovanojimai ir linksmoji dalis. Kviečiu visus norinčius ir galinčius prisidėti prie pakrančių švarinimo registruotis adresu žvejojinešiukšlink@gmail.com arba atvažiuoti tiesiai į vietą šeštadienį gegužės 15 dieną. Komandos pasiruošė, pradedam. Salmo pasiruošė? Pasiruošė. Mėgėjai irgi pasiruošė. Tai ir pradedam. Pirmin.
Ant antros krantinės komandos jau pradėjo žvejoti, kol kas dar rezultatų nėra. O mes tuo tarpu grįžkim į praėjusią mūsų laidą, kur lydekas gaudė per pusę amputuotas Šiauliečių klubas, mūsų žvejų klubas, ir komanda iš Kauno nemėgėjai. Daug neįskaitinių lydeko, kurių nesvėrėme, kelios įskaitinės ir viena rimta nemėgėjų lydeka. Taip ir baigėsi pirmoji spiningautojų laida. Galiu tik pareikšti užuojautą šiauliečiams, kad taip susiklostė. Baigėsi mūsų pirmasis bandymas spiningaut žvejų mūšyje. Na ir pakankamai didelę persvarą nugalėjo Kauno nemėgėjai prieš Šiaulių mūsų žvejų susilpninta komanda. 3,4 kg ir 1,3 kg ir dar kažkiek 200 g ešerys. Prieš Regimanto, taip, 320 ešerys, 560 g lydeka ir 600 g lydeka. Šiaip buvo visai neblogai. Jeigu nestiprus vėjas ir jeigu ne per pusę amputuota žvejų komanda. Šitai yra Šiaulių komanda. Dabar viską lems balsavimo rezultatai, kuriuos mes irgi pranešim netrukus. Šiauliečių komanda nužudė didžioji kauniečių lydeka ir rezultatas, susumavus SMS žinutės ir sugautos žuvies svorį, yra toks. 1 kg 560 g mūsų žvejų klubas, 5 kg 160 g nemėgėjai. Grįžtame į Rusnę ant antros krantinės. Žvejai mėgėjai, pasvalys, jų jaukas yra toks. Tai yra kojinis standartinis jaukas, tamsus jaukas, labai daug molio. Kadangi, kaip sakiau, srovė yra labai didelė, tai molio yra iš tikrųjų labai daug, labai sunkiai besiskaidantis jaukas ir matau labai daug kukurūzų. Daugiau čia iš principo nieko nėra. Pakankamai paprastas, tamsus ir labai lipnus jaukas, labai sunkus, labai sunkiai skaidomas. Gal net, sakyčiau, mano akiai, tai yra per daug suklijuotas jaukas. Per daug sunkiai išplaunamas. Salmo komandos jaukas yra visiškai kitoks. Čia molio yra kur kas mažiau. Jisai netaip sukibęs, užtat yra labai daug pinkų. Tokios riebios vaikščiojančios masės jaukia. Tai irgi yra kojinis tamsus jaukas, mažesnio klingumo ir tokio, sakyčiau, labai subtilaus prancūziško aromato. Salmo Kaunas komanda nuo platformų ir su 8 metrų meškerėmis kur kas pranašesni už žvejus mėgėjus, kurie gaudo eilinėmis meškerėmis. Tai jau matosi iš rezultatų. Kauniečiai išlaiko ilgesnį pravedimą ir greičiau suvaldo žuvį. Be to, pasvaliečių jauke tikrai per daug molio ir jis beveik nesiskaido. Tai rimta klaida. Kauniečiai molio dėjo mažai, bet didelę dalį jų jauko sudaro stambus žvyras, kuris ir sulaiko jauko dalelės stiprioje srovėje. Ant Skirvytės krantinės mes jau žvejojam 1,5 valandos, tai yra pusė mūsų sutarto laiko. Ir šiaip jau yra negerai. Nes sąlygos yra labai sunkios, labai didelė srovė, labai didelė banga prieš srovę ir labai daug kliuvinių. Bet žuvies vyrai šiek tiek pagauna, aišku, aš galvojau, kad bus geriau, bet nėra ir labai blogai, nors sužvejoti yra labai sunku. Tai va, 1,5 valandos ir dabar jau pats laikas pasižiūrėti žūklės naujienos. Tai yra dabar žvejo žinios. Sveiki žvejai. Gegužės mėnesis prasidėjo ir gana sėkmingai, daugelis pagauna daug žuvų. Ir šioje laidoje norėčiau pristatyti valus. Valas Quatron – kokybiškas laiko išbandytas valas, patikrintas EFTA laboratorijoje, o tai svarbus ir lemiamas klausimas valų prekyboje. Nes tik EFTA organizacijai priklausantis gamintojai prekiauja valais, kurių duomenys atitinka realybę.
Kiti prekybininkai rašo tokius duomenis, kurie malonu žvejo akį, bet patikrinus nustatomi rimti diametro ir išlaikymo netitikimai. Valas Quatron suvyniotas po 150 metrų būgneliuose. Turi 3 sluoksnius. Pirmas sluoksnis amortizuoja apkrovas. Antras sluoksnis silikoninis apsaugo nuo trinties. Trečias sluoksnis yra valo širdis Superflex polimeras. Kaina prasideda nuo 8,50. Cenex Sinking valas tai skęstantis valas. Kaip visi kokybiški valai, Cenex valas gerai laiko mazgą. Turi gerus svorio išlaikymo duomenis, pagamintas remintis makromolekulinę patentuotą technologiją. Be to, Cenex Sinking valas padeda žvejojant vėjuotą dieną. Jei valas paprastas, jį vėjas išlenkia dideliu lanku ir tada labai sunku pakirsti žuvį, o su Cenex valu to neįvyks. Kaina nuo 9,90 litų. Bullfighter valas tai naujas Cormorant firmos valas skirtas žvejams, kuri ieško aukštos kokybės ir geros kainos santykių. Valas minkštas ir lankstus, realiai laiko mazgą, atsparus trinčiai, suvyniotas po 110 metrų būgneliuose. Kaina tik 7,90. Na šios savaitės pirmoji Romados akcija skirta daivos rytei Swipfire, tai 2,5 tūkstančio ir 3 tūkstančių modelių. Tai yra tik vieno guolio rytė, bet sukasi kaip 5 guolių. Neturi momento, bet turi ABS Twistbuster patentus firmos daiva ir kainavo 79 litai, o dabar šią savaitę jūs galite už ypatingą kainą nusipirkti 49 litus. Ir siūlau išbandyti už mažą kainą daivos aukštą kokybę. Antroji Romados akcija skirta karpiniai meškeriai, 3,60 m ilgio Shakespeare firmos pavadinimu Zeta, kurios užmetimo svoris yra 2,5 lb, yra anglies ir kompozito lydinys ir šią savaitę už ypatingą kainą tik 59 litai. Na ir papildoma Romados akcija nuolaidų kortelių turėtams. Visą šią savaitę Romados tinklo parduotuvėse pirkite Shakespeare firmos In2 Multitip 2,70 m meškerę su 3 galūnėm, kurios tinka tiek dugniniai, tiek jūriniai žūkliai, tiek spinigavimų, užmetimo svoris nuo 30 iki 200 gramų, už ypatingą kainą tik 59 litai ir sutaupot net 40% kainos. Na ir visus Kauno žvejus norėčiau pakviesti į naują mūsų didelį žūklės saloną atsidariusi Taikos prospektą 304A, kurioje vyksta net 10 akcijų atidarimo proga. Na, o tie, kurie negali atvykti į Romados salonus, visus kviečiama aplankyti romada.lt elektroninę parduotuvę. Šiandien turim svečių, pas kuriuos šiaip patys esam svečiuose. Kadangi mes šiandien filmuojam Nemuno deltos regioniniam parke prie antros krantinės ir mus čia aplankė Nemuno deltos regioninio parko direktorius Nerijus Gricevičius ir vyrokologas Robertas, tai mes negalėjom nepakalbinti ir pakalbinam tą temą, būtent šitą tokią šiai dienai aktuali tema šitam draudimui, tai yra karšiai. Robertai, tu čia kietas specialistas, tu ir rėžk. Aš tik norėčiau, kad žvejai prisimintų, kaip ir buvo licenzinė tvarka,
Visoje teritorijoje Nemuno deltos regioninio parko buvo draudžiama nuo balandžio 20 gaudyti karšius. Šiai dienai galioja bendros mėgėjiškos žūklės taisyklės ir jos yra papildytos, kad tas pats draudimas nuo balandžio 20 parko teritorijoje yra galiojantis ir tik tai prašome žvejoti ir pagauti karšį be jokios baimės, bet jį sugavus paleisti. Gyvą, sveiką paleisti, nes jis atėjo į savo nerštavietės ir vienas karšis patelė paleis 200 000 savo palikonių. Po gegužės 20 po neršto galėsite sėkmingai gaudyti ir pasiimti paragauti karšienus. O man iškart kyla toks klausimas, Robertai. O jeigu nepaleis, kas tada? Baudos dydis. Tai reikės mokėti ne tik tai baudą, bet ir už kiekvieną karšį reikės mokėti padaryti žalą gamtai. Už parko teritorijos ribų šita taisyklė negalioja. Žalmo Kaunas pranašumas ryškėja. Kitaip būti ir negalėjo, kauniečiai šioje srityje tikrai kieti. Pasvalio komandos garbiai reikia pasakyti, kad jie nenuleidžia rankų ir kovoja. Tokioje srovėje gaudyti tikrai sunku. Nors sektorius padarėme po 15 metrų, tačiau srovė tokia greita, kad neprilaikant žvejoti neįmanoma. O prilaikyti nuo krantinės viršaus labai sunku. Dabar žvejo arsenalas. Pavasaris nors ir lėtai, bet vis tiek po truputėlį ateina, oras šyla ir kažkada jisai galų gale sušils, turbūt, aš labai tikiuosi. Taikios žuvies smegenėlėse prasidės metamorfozė, kada jos pradės mažiau kibti ant gyvulinių masalų ir pradės kibti ant augalinės kilmės masalų ir tame tarpe ant tešlų, ant kruopų ir ant visokių tokių dalykų. Tai va, yra toks vienas dalykėlis, toks pakankamai universali tešla. Tai yra tešla su iškart padaryta gatava tešla, kurią tiesiog suformuojat ir dedat ant kabliuko. Aš nesakau, kad tai yra pats geriausias masalas gaudyti žuvį, bet tai yra tiesiog patogu. Tai yra nebrangi tešla, jūs ją visada galite vežiotis 2 ar 3 rūšis ir bet kada atsiradus kažkokiai situacijai, dargi pasibaigus masalui, jūs galite su ją pabandyti gaudyti žuvį ir ne tik pabandyti, ant jo žuvis šiaip jau ir kimba. Tik tai reikia ją uždėti ant kablio. Va, ir tų tešlų yra įvairiausių rūšių, aš čia turiu su savim 3 rūšis, tai yra anyžius, ryškiai geltonos spalvos, tai yra medus, tokios oranžinės spalvos ir tai yra marcipanas, visai be spalvos. Dar vienas toks irgi paprastas, bet patogus daikčiukas žvejyboje plūdininkams, dugninės mėgėjams, tai yra taikios žuvies gaudytojams. Tai yra Zepko firmos dėžutė, kurioje patogu laikyti pavadėlius. Tai yra dėžutė, tarp kitko dėžutė gana skaniai ir tvirtai užsidaro su 4 magnetukais. Ir viduje yra va tokios ritelės iš minkštos gumos, kaip minkštos ir tuo pačiu pakankamai stangrios gumos, ant kurių galima laikyti pavadėlius. Tai dėžutėje yra 8 ritelės, ant kiekvienos ritelės galima, manau, ne mažiau 10 pavadėlių suvinioti. Tai vėlgi tai yra patogu, ant tų ritelių galima susirašyti valo diametrus, kabliukų numerius, ta prasme, pagal savo sistemą. Tai tiesiog yra patogu, švaru ir uždaryta ir tvarkyta.
Žuvis kimba ir mūsų šios dienos laida artėja prie pabaigos. Išvadas galima būtų daryti tokias. Plūdinės kirvytėje gaudyti kiek per anksti, dugninė būtų pats tas. Žuvis kimba ir, kaip nekeista, beveik nėra plakių, tik kojos. Na, o karšių, kaip matėte, irgi nebuvo. O dabar bus, kaip būna visada šiais metais. Iki žvejų mūšio pabaigos liko pusė valandos ir aš tuoj pat jums pasakysiu viso gero, bet prieš tai pasakysiu, kad iš pažiūros Salmo komanda turėtų turėti pagavusi daugiau žuvies. Bet čia tik tai mano požiūris. O kai bus iš tikrųjų, kaip visada, pamatysit kitoj laidoj ir nepamirškit balsuoti už savo palaikomas komandas. Kitoje laidoje žiūrėkite dvikovą tarp kandidatų iškritusios auksinės žuvelės vietą. Tai bus tinklalapio žvejams LT rinktinė ir komanda Žvynas iš Palangos. Ir nepamirškit šeštadienį, gegužės 15, atvažiuoti parinkti šiukšlių ir pažvejoti čia ant antros kirvytės krantinės. Laidą pristato nauja Romados parduotuvė Kaune, Taikos prospektas 34A.